Sveiki. Šiandien kalbėsiu apie planetas, galbūt kiek neįprastų būdų iš mitologinės pusės trumpai. Ir apibendrinsiu, tokį apibendrinimą padarysiu, kad tam tikra viena planeta gali sieti porą zodiako ženklų. Na, bet pradėsiu, ko gero, kadangi Saulė yra šauliai, šiuo metu pradėsiu nuo Jupiterio. Jupiteris, kodėl jis turi tokį pavadinimą? Romėnai perėmė iš graikų iš tikrųjų tą visą pavadinimų kaip čia mitologija. Graikų Dzeusas, turbūt daug kas žinot graikų Dzeusą, dievo Olimpo kalno patį pagrindinį valdovą. Tai kada graikų kultūrą, tai pavadinkim, perėmė romėnai, jį pavadino Jupiteriu. Tai va, kas tas Jupiteris? Jupiteris yra Olimpo kalno dievų dievas, vienas iš iniciatorių, kuris nuvertė Titanus, Kroną. Kroną taip vadinama laiko dievą arba Saturną. Kai pradėjo valdyti Jupiteris, Dzeusas tas vadinamas, atėjo visiškai kiti laikai. Taigi, daug kur minima yra šaltiniuose, kad Dzeusas gerai valdė Olimpo kalne ir buvo pasidalinęs valdžia su kitais dievais, tai yra kitom planetom, dabar tai pavadinkim. Ir jisai leido įstatymus, rūpinosi žmonėmis, žiūrėjo, kad būtų tvarka, kad žmonės būtų pavalgę. Buvo labai teigiamas ir dosnus dievas. Ir aišku, iš karto kyla klausimas, dėl ko Jupiteris valdo šaulį. Šiaip Jupiteris valdo šaulį ir žuvis, dėl to šaulys ir žuvis atrodo du nesuderinami ženklai. Turi labai bendrų bruožų dėl Jupiterio. Jupiteris valdo šaulius, kurie yra gimę dieną. O kas yra gimę naktį, Jupiteris valdo žuvis. Nors šiaip tiek žuvis, tiek šaulį valdo Jupiteris su Neptūnu. Ir ką mes čia gaunam? Dzeusas, Olimpo kalno valdovas, dievų dievas. Kaip ir pats Jupiteris, pati didžiausia planeta Saulės sistemoje. Jis jau beveik galėtų būti žvaigždė. Bet žvaigždė nėra. Taigi šis toksai, tas Jupiteris duoda bruožus tiek šauliui, tiek žuvims, charakterio bruožus. Taigi teigiamas šaulio savybės pagal Jupiterį, tai šaulys gali būti labai dosnus tiek materialiai, tiek dvasiškai. Taip pat žuvis irgi gali būti tokios pačios. Gali gerai mokintis, gali daug keliauti. Beje, dar pamiršau paminėti, kad lietuvių mitologijoje Jupiterį atstovavo Perkūno dievas. Tai galbūt dėl to šaulys ir yra toks pažymėtas kita vertus su strėle.
nes lietuvių mitologijoje Jupiteris buvo perkūno dievas, o kaip žinia, lietuviai perkūną labai garbino ir labai jo bijojo. Tai va, iš mitologinės pusės apie Jupiterį labai daug yra pripasakota, todėl ir zodiako ženklai natūralu, kad turi daug savybių. Jeigu žiūrėti iš neigiamos pusės, tai tiek šaulys, tiek žuvis gali būti labai dideli egoistai, sužvaigždėję, taip pavadinkim, ženklai, nes tas Jupiteris atrodo, va tuoj pavirs saulę, ne, bet jisai niekaip nepavirsta, nes jam trūksta iki tos saulės. Bet dėl viso ko yra pati didžiausia saulės sistemos planeta. Dėl to dažniausiai šauliai, žuvys jaučiasi labai ypatingi. Sako, kad vandeniai yra kitokie, ne, irgi jaučiasi kaip nepripažinti, kaip kad jų neįvertina, taip toliau panašiai dėl Urano, nes Uranas sukasi gulsčias negu visos planetos. Tai iš tikrųjų tiek šauliam, tiek žuvim irgi galėčiau duoti tokį išskirtinumą. Jie gali jaustis nepripažinti dėl to, kad juos valdo pati didžiausia planeta Saulės sistemoje. Tai va, šiam kartui gal tiek. Na, dar apie Saturną šiek tiek. Kodėl Saturnas vadinasi Saturnas? Pradėsiu nuo mitologijos. Graikų mitologijoje Saturnas, vienur Saturną vadino Kronu, kitur teko skaityti, kad vis dėlto Saturnas ir buvo Saturnas. Nežinau kaip iš tikrųjų, negaliu teikti, bet vienur rašo, kad graikų mitologijoje Saturną lygina su Kronu, su laiko dievu, su apribojimu dievu, tai buvo dievas, kuris ribojo, kuris žiūrėjo, kaip žmonės išnaudojo skirtą laiką savo žemėje, ne, mes gimstam ir mirštam ir turim tą gyvenimo laiką savo, ne, tai visą šitą prižiūri Saturnas. Kitur rašo, kad Saturną nelabai sutinka laikyti laiko dievų mitologijoje, nes kai valdė Saturnas, iš tikrųjų buvo aukso amžius. Saturnas šitas dievas išmokė žmonės žemdirbystės, amatų. Tai buvo labai išmintingas dievas, išmokęs žmonės su materija dirbti, taupyti, turėti discipliną, ne taip kaip Jupiteris, Dzeusas, ne, jisai leidžia įstatymus, dievų dievas, rūpinasi, prižiūri ir taip toliau. Saturnas turi kitokį atspalvį mitologijoje ir iš čia aš galbūt labiau sutikčiau su abiem versijom, kad taip Saturnas tas vadinamas Kronos graikų mitologijoje, vadinamas tiek laiko dievas, tiek amatų dievas. Tai Saturnas valdo tiek ožiaragį, tiek vandenį. Ir yra skaitoma, sakoma, rašoma, žmonės aišku dažnai sako, kad tai yra
šalti zodiako ženklai, bet vat, sakykime, kaip Jupiteris apibendrina šaulį ir žuvis, ane, taip Saturnas suteikia bendrų bruožų tiek ožiaragiui, tiek vandeniui. Aišku, ožiaragis yra žemės ženklas, vandenis yra oro ženklas, taigi šita planeta suteikia abiem zodiako ženklam tam tikrą atspalvį. Vat, pažiūrėkite į ožiaragius, jie tvirtai eina, savo tikslų siekia, jie žino, dėl ko kažką tai daro, jie mato į priekį, jie mato tikslą ir yra tas kelias į tikslą renkamasis pats trumpiausias. Taip pat labai panašus yra ir vandenis, tik tai vandenis truputėlį daugiau toksai, gal lengvesnis, gal daugiau bendraujantis, toksai biški per kitą prizmę žiūrintis į tuos tikslus, į pareigas, bet dėl ko, vat, sakau, tiek gali būti po vienu stogu, tiek šaulys su žuvim, tiek, pavyzdžiui, būti po vienu stogu vandenis su ožiaragiu. Tai dėl to, kad yra bendri bruožai būtent tos planetos. Nes, vat, pažiūrėkite, vandenį atrodo kaip ir lengvi žmonės, bet, vis tiek, vat, turi kažko tokio saturniško. Vat, pasižiūrėk, rask vandenį, kuris, aišku, yra tiek ožiaragių, tiek vandenių iš blogosios pusės, kurie jie nori gauti viską labai greitai ir labai lengvai, nes jiems nusibosta tą discipliną, ne, va, taip sakykim, Kronas, Saturnas išmokė žmonės amatų, auginti, daryti molinius indus, visame kame pasiekti tikslą yra reikalinga disciplina, rutina, įdirbis. Ir štai, va, tokiam kaip vandeniui, jam nusibosta tas, aišku, vandenį valdo priedo ir Uranas, tai vat, vandenis toks labiau, Uranas įneša jam tų tokių idėjų, aišku, ir čia taip pat vis tiek įsijungia Saturnas tą idėją, vat, įgyvendinti. Bet jeigu žiūrėti iš blogosios pusės, tai, sakykime, ten ožiaragis, vandenis, jie gali, sakykime, per daug prisisvajoti, ane, jiems gali atrodyti, kad jie gali pasiekti tą svajonę, ane, bet tai gali po keliui, numesti, nusibosti, čia žinai, čia man nesiseka, čia man dar kažkas tai, bet ne, iš tikrųjų tiek ožiaragis, tiek vandenis gali pasiekti labai daug. Būtent dėl Saturno, taip kaip, sakykime, dėl Jupiterio žuvis su šauliu. Tarp kita ko, tarp žuvų yra daug verslininkų. Dar, sakykime, tas Jupiteris ir neduoda tą tokį bendravimą, mokėjimą bendrauti su kitais žmonėmis, suprasti juos, išjausti juos dėl to, kaip verslas yra susijęs su žmonėmis iš tikrųjų. Tai vat, žuvų tarpe yra nemažai verslininkų. Nesakau, kad vien tik tai dėl Jupiterio, čia reikia žiūrėti asmeninį horoskopą žmogaus. Bet aš dabar pasakoju, vat, kodėl tas Jupiteris yra būtent Jupiteris, kodėl yra tokie bruožai, kodėl Saturnas yra toksai, vat, kitur, aišku, rašoma apie Saturną, kad jisai buvo tas baisusis titanas Kronas, praryja savo vaikus. Yra keletą versijų, aš nebuvau ten, nežinau, negaliu sakyti, skaičiau knygose, bet sutikčiau iš savo praktikos, kad Saturnas tikrai yra disciplina, yra tikslai, bet
aišku, Saturnas ir apdovanoja žmonės, kurie daug dirba, kurie stengiasi, kurie tikrai daug dūšios įdeda. Bet aišku, tai iš karto priduoda tokio šaltumo ir niūrumo. Juk žiūrėkit, kai nori kažką pasiekti, kad ir susitaupyti, tarkim, pinigų, ne paprastas pavyzdys, tu turi ilgai kažko tai savo neleisti nusipirkti, kad sutaupytum tam tikrą pinigų sumą, ne, jeigu tu nesi milijonierius, jeigu tau nepasisekė, jeigu tau Jupiteris nedavė, ne, bet iš tikrųjų tol, kol žmogus neatlieka savo pareigų tam tikrų, ne, dėl ko jis čia yra atėjęs, neatsidaro Jupiteris. Todėl šauliai, žuvys, jie irgi turi būti pažinę Saturną, nes jeigu nepažinsi Saturno, neturėsi Jupiterio. Taip kad tas Jupiterio toksai irgi begalinis optimistiškumas kartais nuveda į nerealias svajonės, į tokius svaigalus, pavyzdžiui, tai pavadinkim šaulius arba žuvis, arba žmonės, pas kuriuos akcentuotas asmeniniam horoskope labai stipriai Jupiteris. Jie nori daug, bet dėl to nelabai nori kažką tai daug padaryti. Ne taip kaip ožiaragiai su vandeniu imasi darbo, jie supranta Saturną, jie dirba, aišku, jie užsiknisa, jiem būna nusibosta, bet vieni ženklų, kurie gali nemažai pasiekti.